Pristatome naują ir patobulintą Rusan sprendimą skirtą uždėti ir nuimti priedėlį nuo taikiklio, bei patogiai naudoti jį kaip monokuliarą. Tai Rusan Mar greito nuėmimo žiedas su modulinė jungtimi ir Rusan monoklis. Taip jūsų priedėlis tampa prietaisas 2 viename. Patogiai stebite su rankiniu termovizoriumi, tuomet tyliai ir greitai uždedate priedėlį ant ginklo. Paprasčiau ir patogiau tiesiog nebūna. Tai reikia žinoti savo taikiklio priekinį diametrą ir mes parinksime jūsų optikai tinkamą žiedą. O Rusan greito fiksavimo adapteris tinka tiek Rusan žiūronui, tiek visiems populiariausiams termoviziniams priedėliams. Nusipirkus bet kurį Mate, jį reikia vieną kartą prišaudyti prie turimo ginklo ir taikiklio. M mygtuko paspaudimu junkite meniu langą. Rodyklėmis navigacijai keliaukite žemyn iki Zeroing Profile, profilio pasirinkimo. Mate turi 4 profilius. G1 ir G2 yra skirti vienam arba antram ginklui, G3 ir G4 yra monokuliaro režimai, tiesiog patogesniam stebėjimui. Paliekame įjungtą G1 profilį, spaudžiame vienu pasirinkimu žemiau iki Zeroing, M mygtuku užeiname į vidų ir ekrane atsiranda X ir Y ašys. Jomis ir važinėsime paspaudimais, aukštyn žemyn rodyklėmis, kairėn dešinėn su foto ir M mygtukais. Taip mes judiname ekrane matomą vaizdą. Pirmoju šūviu taikomės į taikinio centrą, po šūvio pasižiūrime, kur išties pataikė kulka. Tada turime atvesti ekrano vaizdą, sucentruoti jį su taikiklio kryžiumi. Trumpais paspaudimais vaizdas juda mažais intervalais, ilgais paspaudimais didesniais. Kai jau sucentravome, vienu metu paspaudžiame ir palaikome fotoaparato ir M mygtukus. Taip nustatymai išsisaugo konkrečiame prišaudimo profilyje. Dabar pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Rekomenduojame šaudyti iš 50 metrų, naudojant pridėtą pašiltuką ir šaudyti nuo staklių. Vaizdas per taikiklį kairėje filmuotas specialiai mūsų pritvirtinta kamera. Tai būtent yra tas vaizdas, kurį matysite ir jūs, o vaizdas dešinėje yra filmuotas pačiu Mate prietaisu. Taigi, pasiruošiam pirmam šūviui, taikiklis priartinamas, čia maždaug iki 10 kartų, taikomės į centrą ir darome šūvį. Kamera šiek tiek nusimušė, bet vis tiek matome, kur buvo pataikyta. Dabar įsijungiame meniu, yra įjungtas Zeroing profilis G1 ir tiesiog einame žemyn į Zeroing, atsiranda X ir Y ašys. Tai kryžių paliekame taikinio centre ir slenkame vaizdą. Atkreipkite dėmesį, kaip vaizdas juda santykyje su kryžiumi. Atslenkame iki pataikymo vietos ir 2 mygtukų paspaudimais išsaugome. Darome dar vieną šūvį ir matome, kad galima dar pavesti į kairę. Y ašies šiuo atveju mes nekoreguojame. Ir viskas, užsitaisome, bandome dar kartą. Vėl taikomės į centrą ir turime pataikymą į pašilduką, kuris yra 4,5 skersmens dydžio. Mūsų šūlys nenurimo, todėl padarėme dar 2 šūvius, galbūt ne visai į centrą, bet tikrai į mažą grupę. Tai tiek šį kartą. Jei kyla klausimų, galite susisiekti su mumis arba mūsų partneriais ir padėsime atlikti prišaudymo procedūrą, bei atsakysime į visus kitus klausimus. O čia matote vaizdus filmuotus per Mate, kuomet su optiniu taikikliu galima vaizdą priartinti net iki 20 kartų. Tai tiek vaizdų, o medžioklė jums nei plauko, nei tauko.